Tikra čekiška kokybė. Mindauga ir patikima mašina. Kur benzinas? Kaip? Na, tai čia gal rimtai ant naftos varoma su distiliavimu, va čia gal distiliuoja iškart tie vietoj iki benzino. O, čia dar apačioj slapta rankenėlė yra. Pasuksim ją čia iki maksimumo ir viskas. Jau galim važiuoti. Gera čekiška Tatra. Ten dar 5 mygtukai net yra. Tatra 5M. Nu va, čia antras modelis. Koks čia gamintojas, Mindaugai? ATS. Šitą pačiupinėjom. Reikia pačiupinėti. Что tu такое? Kuro sąnaudos 156 litrai 100 kg. Rimtas dalykas. Tai visai greit įsibėgėja, sakyčiau. Tai jeigu gerai maksimaliu greičiu, nori nuvažiuoti 100 km, tai važiuosi 2 valandas ir tu nuvažiuosi iki 100. Tai čia man tau dar sąnaudos bus dar didesnės. Tai. Nu ką, šokam į vidų. Čia kaip traktorius. Čia kaip šitas, kaip MTZ. Palauk. Bet čia priekį, žiūrėk, gali visą komandą susisodinti. Čia kokie 6 žmonės. Nu jo, iš viso 6 gal ir tils. Nu jo, 4 tai jau kaip ponai. Ajai, mane prispaudė. Ble. Kažkas čia orą leidžia, Mindaugai. Eik. Geras mygtukai. Čia visai kaip pas pilotą, žinau. Tas mygtukas, kad netyčia nepaspausti. Мотор, свеча. Белый свет. Черный свет. Ai, ten teplовизоrai. Čia trūksta jo. Ten žvakių trūksta. Nu, bet už to didelis žibintas yra, prezentinis užvalkalas yra. Dar nežinia, ten žibintas yra. Ai, nu jo. Gal ir šitą, gal ir nėra. Vamzdys. Geras tikras tankas.